Sveiki, mėlyjeji Kandeliarijos bičiuliai. Kartu skaitimas apie jūsų gyvenimo perspektyvas. Ir pasižiūrėsime, kas jūsų laukia artimiausių laikų. Bendrai kokios yra tendencijos jūsų gyvenimo. Taigi, didysis Lenormand dėjimas. Žiūrime. Na, tiesą pasakius, kaip matau, kol kas pradžia apie pokyčius yra ne kažkokia. Raktas yra namuose ir jūs laukiate žinių, šeimininių klausimų, kur jums yra neaišku, kaip išsispręs širdies klausimai, nes tai priklauso ne tik nuo jūsų, galbūt net nuo kitų žmonių. Jūs nežinote ir bendrai laukiate informacijos net darbiniais klausimais. Galbūt netgi jums rūpi stabilizuoti darbo klausimus. Jūsų vyras yra aštraus būdo labai, partneris, sakykime taip. Ir jisai kažkaip tai sėkmingai moka pasinaudoti visuomenę, parodydamas savo, kaip ir gerą gyvenimą, sakykime, vedybinį gyvenimą, tarsi geras gyvenimas, kad jis yra puikus verslininkas, gerai uždirbantis. Tačiau jisai, kažkodėl apie šeimai nieko neduoda, sakykime. Taip, ateityje bus pokyčiai šeimininiais klausimais. Gali būti, kad, sakykime, jūsų partneris gali išvykti į užsienį. Ir dėl ištikimybės kyla labai daug neaiškių klausimų, ar tiesiog drakonas. Jisai, yra gudrus lapinas, sugebantis, sakykime taip, sukurti tokį įvaizdį, visuomenėje sėkmingą, tačiau gali turėti priklausomybę ir jo keliai yra pakankamai sudėtingi, pavyzdžiui, dėl verslo. Tai kaip kažkokios priklausomybės gali užkirsti kelius, uždirbti pinigus ir jūsų namas įkrenta į pelių, gyvenimas į pelių, vietą. Tai yra nuostolis namuose, galbūt draugai kažkokie ateina, kurie yra nuostolingi. Tavo širdis, tu esi, namų širdis, kuri, sakykime, vedybose tarsi būtų patekusi kažkokią bėdą. Vedybos jums yra kaip bauda. Ir tai yra karminė pamoka jums. Būtent dėl tolimesnio kelio, dėl tolimesnių sprendimų. Ir vyras žiūri perspektyvas ateityje ir jo, name yra žvaigždės, visai, pozityviai, o jūsų name gyvatė, krenta ar tai Anyta, ar tai motina, kuri įtakoja,
vyro ateitį ir jinai palaiko draugiškus ryšius, kaip draugė, sprendžia, reiškia, sėkmės problemas sūnaus ir, sakykime, bedarbystė ar darbo klausimus kažkokius, ieško raktų, dedasi labai, reiškia, didelė pagalbininkė, kilminga ir padeda netgi pinigais, duoda pinigų kaip savo vaikui. Tiesiog kažkokių mažų darbelių gal netgi. Ir, tėvas gali būti miręs, sakykime, nebūti čia, jeigu šnekant apie jo tėvą, bet ir galbūt ir apie jūsų. Dabar, ką mes turime? Mes turime, kad jūs įkritote kaip širdingas žmogus, kuris yra jautrus, pergyvenantis, labai pergyvenant dėl šeimininių problemų, tarsi tas, kas globoja jūsų šeimą, labai aštriai elgiasi jūsų atžvilgių ir jums tikrai vedybiniai klausimai yra labai sunkus, jums gresia praktiškai skyrybos. Ar jūs tai padarysite, dar sunku pasakyti, nes jūs galbūt irgi turit problemų su darbu. Ir visumoje jūs mylite savo šeimą, savo partnerį, nežiūrint to, kokiu ten būtų sunkumų ir neaiškumų. Ieškote raktų išspręsti namų klausimus, problemas visas. Nes turite, reiškia, sakykime, vaikų, kuriuos reikia auginti, kuriuos reikia statyti ant kojų. Ir jūsų laimė ėjo tikrai iškilo jūsų sėkmei sunkumai ir jūs planuojate kažkaip tai kentėti, nežiūrint visų aštrių situacijų. Ateityje pas jūs nusimato palengvėjimas. Palengvėjimas nusimato, tačiau dar bus nemažai pergyvenimų ir artimiausių laikų tikriausiai gausite trokštam, sužinosit kažką apie darbą ir bus pokyčiai, kur visą laiką buvo neaišku, reikės kažkur važiuoti, kažką daryti. Tačiau, kas liečia ištikimybę, draugystę, partnerystę, ar ten į kolektyvą įsijungsit sėkmingai, yra sudėtinga. Bendrai sudėtinga su partneriu yra. Ir su vaikais irgi yra problemų. Taip. Jūs galvojat, kad įveiksite kliūtis ir jūs nuo vyriškio esat gana toli. Tačiau jūs esat centre ir bandot spręsti problemas, kurios yra tokios aštrios sunkios. O vyriškis jis tarsi iškrenta į praeitį. Jisai gyvena kažkokią praeitim. Švenčia savo šventę su draugais, kaip praeities. Taip, jūs esat susituokę ir visai sėkmingai gyvenat. Bet čia pasimaišė kažkokie problemą sukėlė moteris, lapės, melagystės ir apgaulės. Ir motina, Anita. Dvi lapė ir gyvatė. Melai, apgaulės įkrito. Ir jūs esate, sakyčiau, su vaikais čia, o jūsų vyras ten, jisai mėnulyje kažkokiam su draugelė švenčia gyvenimą. Jis nemato didelių problemų. Jam galbūt nusimato, jis nenori vykti į užsienį, nes irgi bijo to drakono tam užsienį. Nors tai galbūt būtų išeitis. Jūs mylite vaikus, ieškote raktų, vedybinių ir pokyčių bendrai. Saugote tai, ką turite, bet jūsų
namai, sakykime, nu, yra bėdų, yra bėdų. Jūs bandot kažkaip ištempti visus tos reikalus. Bet bendrai imant jūsų gyvenimą, jūsų gyvenimo kampus, iškrenta, kad labai yra svarbu stabilumas, darbai, turėti globėją, svajonės, tikėjimas Dievu aukščiausiu ir susitarti, reiškia, su vyru. Jūsų vyras gali būti negatyvi, paveiktas negatyvių draugų. Raktas tarsi būtų meilė, bet yra kažkokios paslaptys, kas neleidžia, kaip darbiniai dalykai, piniginiai, išsilavinimo gal stoka, neleidžia, reiškia, spręsti problemų. Nu, taip. Tai būtų tiek jums trumpai pasižiūrėti, aišku, jeigu norima daugiau, reikėtų būti kartu su kandelarija ir spręsti, reiškia, jums rūpimus klausimus. Sveikata tiek vyro, tiek jūsų yra įėjusi kažkokia, kaip nuo pletko, kaip nuo pykčių kažkokiu priklauso sveikata, o jūsų namai krito raktai. Reikia ieškoti raktų, kažkaip tai spręsti klausimus. Arba tos draugelius išvaryti, tą stresą, tą negatyvą, sutvarkyti namus. Kažkokio tai būdu. Yra raktiniai sprendimai, jūs sužinosite. Ir vaikai kažkaip dar įtakoja. Reikia vedybose turėti vaikų, tarsi. Kai žmonės susitokia, turi būti vaikai. Na, tai su pinigais yra melų kažkokių negatyvių dalykų, ypač prie namų. Keliai yra pakirsti jums ir viską darė melagystės. Na, bet kokiu atveju jūs nenorit skirtis, bandot kažką čia, reiškia, sutvarkyti, bet jums už nugaros ir skyrybos. Sunkus kelias, bet tai, reiškia, padėtų irgi apsaugoti jūsų vaikus. Rasti raktus. Labai sunkus laikotarpis dabar jums yra. Kągi, su jumis buvo kandelarija. Linkiu išspręsti problemas, neliūdėti, detalesnių klausimų, kreiptis, reiškia, detalesniais klausimais kandelariją. Ir tada bus galima išanalizuoti situaciją smulkiau. Iki, laukiu grįžtamųjų ryšių, visados jūsų, jūs mylinti kandelarija.